Gerai, tai nežinau, ar žinote ar nežinote, bet sunkiausia dalis viso šito veiksmo yra apie ką kalbėti. Klausimas. Ir aš paprastai, kažkaip tas savaime ateina, ar aš klausiu žmonių, tai apie ką čia su jumis kalbėti, ko jūs norit. Ir rezultatas yra tas, kad šiandien jūs turit pasirinkimą, ką jūs norit klausyti dabar. Tai viena tema yra baimė. O kita tema yra dorovė. Dorovė. Yra baimė. Visiems aktualiai. O jeigu apie dorovę, tai bus ir kartu apie nedorovę. Susiję. Taip, kas yra dorovė, dorovė yra susilaikimas nuo to, kas nedora. Tai kas už baimę? Tai pakelkit rankas, skaičiuosim. Daug. 5. Kas už dorovę? Kas už dorovę? Kas už dorovę? Ja. Ir 2 susilaikė, ne aš matau. Aš taip ir galvoju, kad, suprantat, dorovė nėra labai populiari tema. Žmonėm neįdomu, tai jūs ten ką, Dorovė šiaip yra pagrindas praktikos, yra labai svarbu praktikoje. Bet mes vakariečiai to nesuvokiam, ne? Ir mes iškart puolam tvarkyti tai, kas mums atrodo problematiška. Dėl to toks ir pasirinkimas. Bet taip sakant, aš pasirašiau abiem ir aš gerbiu jūsų pasirinkimą, tai kad kalbėsime apie baimės. Gerai. Tai dorovė liks kitam kartui. Jinai niekur nedings. Galbūt susirinks tokią publiką, kuri norės nuoširdžiai pasiklausyti apie dorovę. Tai baimė mes jau esam kalbėję apie baimę, bet aš ten pasižiūrėjau, neradau jokio įrašo, neliko jokio įrašo iš to laiko. Tai tikiu, kad bus kažkas galbūt naujo. Kai mes kalbam apie baimę, tai aš iš tiesų noriu kalbėti apie visų baimių baimę. Nes visos kitos baimės susieina, visos baimės susiveda į vieną pagrindinę baimę. Ir čia aš jums leisiu spėti. Va. Akivaizdu, ane? Akivaizdu. Tai jeigu mes susitvarkome, susidraugaujame su mirties baime arba, sakykime, randam jo šaknis, automatiškai visos kitos baimės išsisklaido. Kai mes dabar buvom Tailande šią žiemą, tai Lungta mums pasakojo, kaip jis buvo arti mirties. Ir ten kažkaip jau rimtai, nieks nežinojo kodėl ir kaip, bet jau kažkaip labai rimtai. Ir suorganizavo jam video skambutį su jo mokytoju tuo metu, Luang Por Wan. Aš manau, jis yra vienas iš čia pavaizduotų. Ir mums pagrojo, kai mes buvom vienuolyne, mums pagrojo įrašą to pokalbio. Buvo labai baisiai, buvo įdomu. Mokymas buvo tas pats, ką mes girdim iš Lungta. Bet va čia pasimatė tas mokytojas svarba, kad atrodo, tu pats viską žinai, ane? Liktai, tu pats viską žinai ir tai yra vienaip yra, tu viską pats žinai, kitaip yra, kai tau kažkas pasako tai. Ir tai yra va to mokytojo galia. Tai nebūtinai turi būti kažkas mokytas, tai būti tiesiog kitas žmogus. Tai nekyla iš aš. Kažkas kitas pasako. Ir viena frazė, kuri man užstrigo ir aš užsirašiau iš to jau trumpo to pamokymo. Jis jam pasakė, jeigu tu bijosi mirti, tu mirsi. Jeigu tu nebijosi mirti, tu nemirsi.
Aha. Ir tai yra šiaip gan gilu. Kaip mes galim suprasti, kodėl Lungpo man davė tokį mokymą. Jeigu tu bijosi mirti, tu mirsi. Jeigu tu nebijosi mirti, tu nemirsi. Tai čia viskas eina į tą priežastį, kodėl mes bijome mirties. Mes bijome mirties, todėl kad mes susitapatinam su tuo, kas miršta. Mes tikime, kad mes esame tai, kas miršta. Ir dėl to mes bijome. Jeigu mes neįsikimbam ir nesusitapatinam su to, kas miršta, tada nėra kam mirti. Ir mes nebijome. Nes nėra nieko, kas galėtų mirti. Viskas, kas gimsta ir miršta, tai gimsta ir miršta, bet tai nesu aš, tai nėra mano. Ir tai gali tiesiog gimti ir mirti, natūraliai. Bet tai nėra, kad aš mirštu. Todėl nėra baimės. Matoma tiesiog natūraliai gamtos tėkmė. Tai kad dėl to tu nebijai mirti ir tu nemirsi. Tu nebijai mirti, nes tu nesusitapatini su tuo, kas miršta. Jeigu tu nesusitapatini su tuo, kas miršta, tada nėra tiesiog kam mirti. Tad tu nemirsi. Man tai yra labai gražus mokymas. Šitą mes galim, kartais šitos baimės kyla nebūtinai, mes nekalbam apie tą, gal momentą jau, sakykime, mes mirštam su jomis. Faktinį ten, ar tai mirtis ar kažką. Bet būna mūsų praktikoje, kad kažkas atsiveria, kažkokia nežinomybė, kažkas ir mums kyla didžiulė baimė. Dažnai tai būna mirties baimė. Ir mes nutraukiam. Pavyzdžiui, jeigu mes neturim palaikymo tuo metu iš šalies, dažnai žmogus tiesiog pasitraukia. Nutraukia, eina prasiblaiškyti, bet ką. Nes jis nesuvokia, kad tiesiog atėjo ta riba, kai kažkokia tapatybė, kažkoks aš yra pasiruošęs mirti. Kad jo nebeliks. Ir pasidaro tai baisu, be palaikymo tu tiesiog nepadarai to žingsnio. Ir čia mokymas yra tas prisiminti. Jeigu bijosi mirti, tu mirsi. Jeigu tu nebijosi mirti, tu nemirsi. Tai su kuo mes dažniausiai susitapatinam? Kas tai yra, kas miršta, su kuo mes susitapatinam? Tai akivaizdžiausias mūsų lygmenį, tai žiūrint vieni į kitus, akivaizdžiausias, su ko, kas mums atrodo, kad miršta, tai kūnas. Ir mums tai, mes tai matom, kai pamatom, kad kažkoks kitas kūnas miršta. Mes tai matom, netgi kai, aš nežinau, ten pastebim raukšlės atsirandančias, tai kažkas miršta, kažkas sensta jau viską. Visi ženklai, kad į ten judama. Mes susitapatinam, mes nesuvokiam, kas iš tiesų yra tas kūnas. Mes galvojam, kad tai esame mes. Mes nematom, kad tai yra gamtos elementai. Gamtos elemento kombinacija. Žemės elementas, vandens elementas, ugnies elementas, vėjo elementas, erdvės elementas. Aš labai dažnai apie tai kalbu. Ir aš netgi čia dabar ir prisimenu, kai mes per vieną stovyklą sėdėjom apačioje ir kalbėjomės apie tai. Ir aš prisimenu, kaip Nadežda pradėjo protestuoti, sakydama, tai aš tai ne žemės, sako. Šitą kūnas ne žemės, ne. Bet tai o iš kur? Iš kur, jeigu ne iš žemės? Iš kur? Ką Buda vadino žemės elementu? Visa, kas yra kieta, šiurkštu. Kieta, šiurkštu. Vadina žemės elementu. Ir kieta. Minkšta. Minkšta ir kieta yra tas pats. Minkšta, kieta. Nežinau, šiurkštu.
Žemės elementas. Žemės elementas. Tik tai žemės elementas. Tai, kas ateina iš žemės. Ir tam, kad palaikyti tą žemės elementą, kuris yra mūsų kūne, mes kiekvieną dieną vartojam žemės elementą. Netgi dabar mes su jumis labai skaniai pavartojame nemažai žemės elementų. Elementariai paimkim ryžius, ne? Mes valgiam labai skanius ryžius. Iš kur jie ateina? Ateina žemės, ne? Mikroelementai, ne mikroelementai, viskas tiesiog iš žemės. Iš žemės skylė. Vieną ryžių kažkas pasodino į tą žemę, lietus laistė, saulė švietė. Mes niekaip nedarėm ten, kad ištraukti kažką. Tai pats iš žemės, iš žemės, iš žemės. Žemės elementas. Jeigu mes nevartosime to žemės elemento, kas tada atsitiks? Kas atsitiks, jeigu mes nevartosim žemės elemento? Aha, išalksim. Pirmiausia, išalksim, o po to sulėkinėsim, o po to grįšim į žemę. Taip, nes šitam žemės elementui, kurį mes vadinam savu, šitam kūne, jam reikia nuolatinio palaikymo, kad jis būtų. Tai nėra tai, kad mums atrodo, kad čia nekinta. Čia šitas kūnas, mes nepastebim, kad jis kinta. Mums atrodo tas pats. Tas pats, kaip tai kitas, tas pats. Bet mes nematom, kad mes valgom, kažkas naujo prisideda. Mes nueinam į tualetą, kažkas ten seno išeina. Ne? Mes nematom to. Ir netgi jeigu, kai mes pradedam pastebėti, kad taip, taip, atrodo logiška, ne, aš įsidedu kažką, nuleidžiu kažką, atrodo logiška, gerai, yra kažkokia apykaita, bet mums vis tiek atrodo, kad kažkas lieka. Taip, tas pats stuburas, sakykime, ne, ten. Kažkas lieka. Nėra taip, kad visiškai pasikeičia. Ten kažkas gal pasipildo. Mums taip atrodo. Bet ar tai yra tiesa? Spalva. Bet kaip tu manai, ląstelės akių atsinaujina, turbūt atsinaujina. Jo. Tai čia tiesiog rūšys ląstelių, jo? Kai atsiranda katarakta, turbūt jau ir ten ir pasikeičia, ne, ir spalva. Tai matyti, elementai, vandens elementai, mes geriam nuolat, tualetą einam, vandens elementai. Nuolat pilnas skysčių, ne tik geriam ten. Nebūna jums, kad jūs medituojate ir jaučiat, kaip vandens elementas teka, pradėte, kaip nebūna? Aš čia pradėjau, kam kaip. Vandens elementas. Tik tai vandens elementas. Aš verkiu, ar ten, mano seilės, mes tikim, kad tai yra mūsų. Ir kaip mums atrodo, jeigu aš čia duočiau savo vandens elementą, tavo vandens, kaip praimtum, mes nematom, mes viską savinamės. Ar čia mano tai gerai, nemano, ne. Bet tai tie yra elementai. Šilumos elementas grįžta nuolat į gamtą. Ar mes irgi pasaulio gulim? Ar sėdim ten šildamas? Oro elementas nuolat apykaita. Nuolat mes įkvepiam, mes nepastebim, kad tai kur čia mano elementas, kur čia gamta. Bet kažkokiu stebuklingu būdu mes tikime, kad šitą kombinaciją, mes netgi nematom, kad jinai nuolat kinta, kad jinai neišlieka ta pati, nei akimirkos aš esu, kad čia esu aš, kuris yra atskiras nuo viso kito. Mes nematom, kad tai tiesiog tie patys elementai, kurie nuolat persikombinuoja. Įeina, išeina, netgi galima sakyti, tik tai jau, kai aš paimu šitą kūną kaip tašką, kaip atskirą tašką, tada įeina, ne? Bet netgi tai nėra tiesa. Tiesiog nuolat virsta. Viena kitu.
Ir dėl to, kad mes nematom, kad tai tiesiog virsta. Kad vienas kūnas virsta kitų kūnų. Kad elementai iš vieno kūno pereina į kitą kūną. Mums atrodo, kad kažkas miršta. Mums atrodo, kad tai esu atskira, kažkas atskira. Mes nematom tai tiesiog, kad tai yra virsmas. Virsmas. Ir mums atrodo, kad taip neturėtų būti. Nes mes pasisavinam. Netgi jeigu aš nemanau, kad aš esu kūnas, aš esu dvasiškas žmogus. Aš netikiu, kad aš esu kūnas. Bet kūnas yra mano. Bet kūnas, tai mano, tai o kieno dar, jeigu ne mano. Ir lygiai taip pat tada pasisavinti tą kūną kaip mano kūną, tai taip pat mes bijome prarasti. Bet jeigu mes matom tiesiog kūną kaip kūną, kūną kaip priemonę, kūną kaip priemonę, kaip tiesiog gamtos dalį, kuri dalyvauja nuolatiniam virsme, gamtos virsme. Šiandien mes su jumis susirinkom tam, kad pašvęsti eilinį perėjimą gamtoje. Taigi taip pat ir mūsų kūnas perina per visus tos lygiadienius, saulėgrįžas ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat. Bet mes matom tai aplinkoje, taip gamtoje, taip viskas, čia viskas virsta ir taip toliau. Bet kad tai lygiai taip pat su visko virsta, mes kažkodėl nepastebime. Tai žvelgti į kūną kaip į kūną, kaip į gamtos dalį, matyti tiesiog tai kaip elementus, tai padeda. Pradėti išvelgti tai. Ir išvelgti tai ne tai, kad dabar aš išvelgiau ir viskas, išvelgiau viskas. Ne. Apmastyti tai nuolat, matyti tai. Nes neišmanimas, teršalai, polinkis ir pakleidimai, jie visada gali sukilti, visada, su kiekvienu sąlyčiu. Tai prisiminti tikrovę, prisiminti tiesą, prisiminti gamtą. Tai vienas elementas toks akivaizdus, su kuo mes tapatinamės, yra kūnas. Kitas dalykas, ką mes esam linkę savintis, yra malonumai ir kaip skausmai. Jeigu malonu ir taip neturėtų praeiti, tai turi likti amžinai. Kuo ilgiau, nedaug Dieve praeis. Mes bijom, kad tas jausmas mirs. Kartais mes būna susitapatinam, kad aš taip jaučiuosi. Mes užstringam. Ar pavyzdžiui, lygiai taip pat, aš sakau maloniam jausme, bet tai mes lygiai taip pat galim susitapatinti ir užstrigti nemaloniam jausme, sakykime, depresijai. Ir įtikinti save, kad tai esu aš. Tai yra mano. Taip neleisdami tam mirti. O viskas, kas gimsta, viskas miršta. Visi jausmai. Mes įtikim, kad tai esame mes. Kaip ir visos kitos proto būsenos. Visos emocijos. Mūsų, sakykime, mūsų elgesys, mūsų įpročiai. Mes tikime, kad mes esame tai, mes esame tokie. Ir kitokie mes negalim būti. Bet aš esu to toksai. Ir kai, pavyzdžiui, mes atsidarėm situacijoje, kai situacija reikalauja mūsų būti kažkokiu kitu, mums nepatogu. Ar jeigu mes galvojame, kad mums reikės būti situacijoje, kur mes turėsim būti kažkokiu kitu, mes bijome. Nes tada tam, prie ko mes esame įpratę, tam reikia mirti ir užleisti vietą tam,
ko mes galbūt nežinom. Palikti tuščią vietą kažkokią nežinomybę. Mums labai baisu. Mes esame įpratę, kad mes esame tokie. Ir kitokie mes negalim būti. Ir nebandykit iš manęs reikalauti, kad aš būčiau kitoks, negu kad aš esu. Labai gilūs įsitikinimai. Ir prisirišimas. Mes bijom, kad tai, su kuo mes tapatinamės, turės mirti. Mes taip pat bijom, pavyzdžiui, vienas iš tų tokių gilesnių baimių, susijusių su senatvė, pavyzdžiui, kad mes neteksim savo kognityvių funkcijų. Ane? Kad, pavyzdžiui, atminties nebeliks, ne? Demencija ten ar kažkokia kita lyga. Aš pažįstu žmonių, kurie dvasiniam gyvenimui pasišventė ir viskas gerai. Bet yra ta. Aš tik tai bijau, kad nedaug die senatvėj. Nes mes matom, kaip tai būna. O tai būna, nes tai yra natūralu gamtai. Gamtoj tai būna. Ir tai gali būti kiekviena mūsų. Ir man. Kiekviena mūsų. Bet dabar, jeigu aš čia sėdžiu ir bijau, kad mano atmintis mirs, kas tai yra? Tai yra visiška kančia. Ar tai kaip nors sustabdys tą atminties mirimą, jeigu jį turi mirti? Niekaip. Bijok nebijojęs, taip sakant. Galima pagerti ginkmedžio papildus, ne, kažką. Bet bijok nebijojęs. Tai yra gamta. Tai yra gamta. Tai, kad mes, pavyzdžiui, kai senstam, pasidarom labiau priklausomi nuo aplinkos, nuo kitų žmonių palaikymo, tai taip pat yra gamta. Tai yra gamtos dėsnis. Mes gimstame silpni. Ir mes, kai susenstam, mes taip pat tampam silpni. Mes, kai gimstame, kai mes esame atkūdikiai, mes visiškai priklausomi nuo kitų. Taigi taip pat, kaip mes susenstame, mes nebegalim patys atsikelti, mes nebegalim patys valgyti, mes priklausom. Ir mes galim labai to bijoti. Bijoti, kad mirs tie gebėjimai, mūsų gebėjimai būti nepriklausomam. Ir tai yra kančia. Bet suprasti, kad gamta yra gamta. Gamta yra tokia, kokia jinai yra. Ir ką mes tada darom? Mes tiesiog matom tai, kai mes matom tai išoriai. Tai, ko mes patys bijom, kad kažkas atsitinka išoriai. Mes darom viską, ką mes galim, kad mes padėtumėm. Kai tai atsitinka mums, mes atsiduodam gamtai pasirūpinti tuo. Nes mes esame gamtos dalis. Bet mes laikome save kažko ypatingo. Dar labiau, būdami žmonės ir gyvendami sociume, mes susikuriam dar daugiau tapatybę. Mes susitapatinam su to, ką mes turim, ką mes prikaupiam, su savo turtais. Aš ten, sakykime, esu tiek, tai. Ir kai staiga turtų nebelieka. O tai nėra suvaldoma, tai ne nuo mūsų priklauso. Žiūrėkit, kažkas kažką gali pradėti bombardiruoti. Pavyzdžiui, dėl ko ten baimės ten dabar, ne? Ne tik dabar, ne? Žmonės bijo ką. Šito nieko negali padaryti. Vat, turi, neturi. Turi, neturi. Jeigu mes su to tapatinamės, tai visiškai kančia. Ir tai kūrė tai tampa to baimės šaltiniu, bet baimė nieko neišsprendžia. Tai, kad mes sėdim ir bijom, baimė paralyžuoja. Jinai nėra aktyvi, jinai paralyžuoja. Tai yra stresas.
Mes, pavyzdžiui, galim turėti omeny, kad, sakykim, dabar aš nesakau, kad mes nesam neveiklus, mes galim, turėti omeny, pavyzdžiui, ten yra karo pavojus, nerealus karo pavojus, ne tai, kad mus gąsdina jau, nežinau, kiek dešimtmečio, ne, tipo. Tai gerai. Nežinau, užsisėjom lysves, prisidarom ten maisto, pasidėjom viskas, ten nežinau, kiek galim, ten nepriklausomai, ten šitą, kokį, kaip jis vadinasi, generatorių, ten dar kažką. Nu taip. Ir gyvenam toliau. Bet kaip atsitinka, dabar, ypač jeigu pasižiūrėsim į žiniasklaidą, ne, kur nuolat maitina tą baimę, ne? Kad jūs bijotumėt, nuolat kapsi tą informaciją. Pavojus. Tai nieko nedarot, bet tik tai bijot. Ir toliau bijot. Taigi pasiruošiai, pagalvoj, gerai, kas ten, gerai, reikia to, ten vandens, kad būtų, pasiruošiai, viskas, gyveni toliau. Bus, nebus, valio. Viskas. Ar mes, nežinau, pavyzdžiui, kažkas dirba, ne taip kaip vienuolė, kažkas dirba, kažkokį darbą, kažkokį kompaniją, ne. Čia yra tokių, kas dirba, kas nedirba, nežinau, čia įvairių žmonių susirinko. Ir mes susitapatinam, pavyzdžiui, su savo padėtim. Ir mes visai kaip bandome išlaikyti kažkokią savo poziciją darbę. Susitapatinam, manom, kad mes esame tai, kas mes esame darbe. Tai mūsų pozicija darbe apsprendžia, tai esame mes. Ir, pavyzdžiui, jeigu ten priima į darbą, sakykime, kažką ten, ką mes matom kaip potencialų konkurentą, kuris mūsų laiptais pradės lipti. Ane? Mes bijom to. Ir įvairūs tikrai neišmintingi veiksmai kyla iš mūsų. Vietoj to, kad mes kartu kurtume mūsų kompanijos visos gerovę, mes konkuruojam tarpusavy ir tai niekur nieko nenuveda. Tai tas pats, kai mes pradedam, kaip toj pasakėčiau, ne, buvo 3, kas ten buvo, vėžys, žąsis, žodžiu, ir kiekvienas į savo pusę, kiekvienas tik tai į savo pusę, kiekvienas tik tai apie save, nes mes susitapatinam su to, ką mes dirbame. Bet tegul tai viskas miršta. Jeigu mes suprantam, kad ką mes beturėtumėm, ką mes šitam gyvenime begautumėm, nesvarbu ką, visiškai nesvarbu ką, mes gauname tai tam, kad prarastumėm. Jeigu mes nuo pat pradžio suprantam, kad netgi mums dovanoja, nežinau, naują, telefoną, iPhone'ą, naujausią iPhone'ą, tu supranti, kad tu gauni tai tam, kad prarastum. Ir tau jau nebereikia bijoti, kad tu jį prarasi. Nes tu supranti, kad tokia yra prigimtis. Tu gauni tam, kad prarastum. Arba tu mirsi, arba telefonas. Ne? Vienas iš dviejų. Jeigu mes suprantam, kad kai mes susitinkam su kažkuo, mes susitinkam tam, kad mes išsiskirtume. Mums nebereikia bijoti, kad mes prarasime kažką. Mums nebereikia stresuoti. Nes mes žinom, kad tokia yra gamta ir tokia yra prigimtis. Taip, duka. Būtent dėl to Buda ir sakė, kad samsara yra duka. Nes viskas praeina ir tu nieko negali su to padaryti. Ir šitai praeina, viskas praeina. Išsiskyrimas neišvengiamas. Mamų su vaikais, vaikų su tėvais, brolių seserų, žmonos vyro. Neišvengiama.
Jeigu mes to nepriimam ir bandom tam priešintis, mes tam nesame gyvi tame santykiai. Mes bandome bet kokiu būdu išlaikyti, kad mes neprarastume. Kokiu būdu? Mes galvojame. Ir tai tikrai yra tokia įdomi žmogiška logika. Vat, kad neprarasčiau nadieždos. Paimsiu, užmėsiu tokią virvę, žodžiu, pririšiu. Ir jeigu tikrai stipriai pririšiu, tikrai stipriai, tai tada tikrai neprarasiu. Aš taip tikiu, kad jeigu jau aš įsikipsiu pakankamai stipriai, tada jau neprarasiu. Ir kas tada gaunasi? Kad tuo įsikibimu aš netgi nepastebiu, kad jau jinai dūsta nuo to, kaip aš įsikibusi. Galvoju, kaip čia galima? Supranti. Ir tai yra kančia. Ta baimė kuria tik tai kančia vietoj to, kad mes galėtume tikrai mėgautis tiesiog buvimu vienas su kitu. Ta akimirka, kuri dabar yra. Ir kuri praeina. Tikrai gyventi laisviems, laisvai, nevaržomai, meiliai. Priimant tą gyvenimą tokią, kokia jis yra. Ir branginant kiekvieną akimirką, kai mes esame kartu. Nes mes suvokiam, kad mes susitikome tam, kad išsiskirtume. Ir lygiai taip pat, bet kokiam darbe, bet kame. Mes gimstame, šitas kūnas gimsta tam, kad mirštų. Gauname, kad prarastume. Susitinkame tam, kad išsiskirtume. Tikrai tai priimti. Susitaikyti su to, nes tai yra tikrovė. Ir kai mes susitaikom su to, baimė nebėra. Nes mes nustojam priešintis tikrovai. Ir mes pradedam patirti ir tikrą ramybę. Dėl to, kad mes gyvenam darnoj su tikrove tokia, kokia jinai yra. Mes nepuoselėjam iliuzijų. Nesipriešinam. Mes tiesiog gyvenam tą gyvenimą tokį, koks jis yra. Ta praeinantį gyvenimą, tą labai greitą gyvenimą, tą, kuris Buda lygino, kaip kai saulė pakyla ir rasos lašelis labai greitai išgaruoja saulės šviesoje. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenimas. Kaip tas rasos lašelis. Lygiai taip pat, kaip pravedi pagalio liniją ant vandens. Jos toj pat nebelieka. Lygiai taip pat ir šis gyvenimas. Jis labai greitai pasibaigia. Labai greitai. Bet nepaisant to, mes suvokiam tai, mes priimam tai. Ir mes vertinam kiekvieną akimirką tos linijos ant vandens. Neįsikimdami, nebandydami išlaikyti, nes tai yra neįmanoma. Būtų kvaila bandyti išlaikyti, kaip mes galime išlaikyti tą liniją ant vandens. Tai yra neįmanoma. Bet matyti, kad kiek linijų mes benupieštumėm ant to vandens, vanduo lieka vandeniu. Vanduo lieka tas pats. Vandeniu nieko neatsitinka. Ir ta kamta taip, jinai persikombina, žydį, yra, gimsta, miršta, virsta, visatos, atsiranda, išsivysto, ten sąmoningas gyvenimas atsiranda, ten nusižudo tie žmonės, ne žmonės, ar visi ten nauji, ten į nebūtį viskas, miega viskas, nebelieka nieko, tik tai juduma ir tik tai gamta virsta. Tik tai gamta virsta. Jeigu mes matom tai.
Jeigu mes matom, kaip mūsų nebuvo, žiūrėkit, mes atsiradom. Mes pabuvom, mūsų nebeliko. Mūsų nebuvo, nieko nebuvo. Štai atsiradom, pabuvom. Vėl nebeliko. Iš nieko į nieką. Iš nieko į nieką. Bet tas niekas, kaip buvo, taip ir yra. Tam niekam nieko neatsitiko. Gamta dviejų rūšių. Sąlygota ir nesąlygota. Dėl to, kad mes susitapatinam su to, kas sąlygota, su sąlyga. Su tuo, kas kyla ir nyksta. Su tais elementais. Su žemės elementu, vandens elementu, ugnies elementu, vėjo elementu, erdvės elementu, sąmonės elementu. Mes susitapatinam su to visko, su tuo, kas gimsta ir miršta. Mes nematom to, kas negimsta ir nemiršta. Bet gamta yra dviejų rūšių. Kai mes nustojam laikytis tuo, kas miršta, mūsų širdis pajaučia tai, kas nemiršta. Mūsų atsiveria gamta jos pilnumoje. Tai, kas negimsta ir nemiršta, niekaip nepaliečiama tuo, kas gimsta ir nemiršta. Ir miršta. Viena gamta. Jie visada kartu. Viena gamta, vienuma. Negali viena be kita. Štai jūs norėtumėt, kad nebūtų tų sąlygotų reiškinių. Kaip padaryti, kad nedaug die atgims, supranti. Bet negali būti, kad nebus sąlygotų reiškinių. Tos dvi gamtos jos yra visada kartu. Kančia yra, kai tai yra pasisavinama. Pasisavinam, tada kyla visos baimės. Ne tai, kad baimė mirti, baimė atgimti. Dėl to, kad mes pasisavinam gamtą, bet tai yra gamtos virsmas, nuolatinis gamtos virsmas, nuolatinis. Ir niekam nieko neatsitinka, suprantate? Mes verkiam, kad kai kažkas miršta, mes verkiam, liejam ašaras ir taip toliau. Mes galvojam, kad kažkas mirė, bet tai tik tai virsmas. Tik tai virsmas. Ir mes džiaugiamės, kai kažkas gimsta. Nu, mes nematom, kad tas gimsta ir tas turės visą tai patirti ir taip pat išsiskirti. Ir taip patirti visą tą, kaip čia, pakuotę, ką atneša gimimas. Nu, Buda sakė, dėl gimimo senėjimas, lygos ir mirtis. Tai ateina kartu, mes nematom, mes džiaugiamės. Bet iš tiesų ir tai yra tik tai virsmas. Nieks negimsta. Tiesiog gamtos virsmas. Tiesiog gamtos virsmas. Jeigu mes tikrai matom tą gamtą tokią, kokia jinai yra, iš to nepaliečiamo, iš to niekaip nepasirenkčiau, nieko, kyla kažkas. Kyla akimirkai, kyla ir nyksta, kyla ir išnyksta, kyla ir išnyksta, kyla ir išnyksta. Ir tai niekam nepriklauso. Tai vyksta tiesiog pagal sąlygas ir priežastis. Jeigu mes matom taip, jeigu mes nesukuriam jokio trečio asmens. Jokio trečio asmens. Nes mes įsivaizduojam, kad gerai, nesąlygota gamta, sąlygota gamta, nu ir aš. Nu tas, nu taip. Mes taip matom. Bet nėra jokio trečio, yra tik tai sąlygota ar nesąlygota gamta.
viena gamta, kartu egzistuojanti. Tas matymas, tai yra tai, kas iš tiesų išlaisvina iš visų baimių. Nes jeigu mes matom tai taip, kaip yra, tada nebėra ko bijoti. Nebėra kam bijoti. Nes nebėra nieko, kam kas nors galėtų atsitikti. Tai nereiškia, kad mes, nežinau, einam nusižudom ten, ar dar, nežinau, pradedam nesąmonės daryti. Ne? Nu, toks supratimas tai nereiškia visiškai. Sąlygos lieka sąlygom. Sąlygos, jos rutuliuojasi, tie virsmai, jie vyksta pagal dėsnius, pagal, mes sakom, kamos dėsnius. Kamos dėsnis galioja. Bet mes suprantam, kad nėra jokio asmens, kas tai patiria. Tiesiog virsmas. Yra patirtis, nėra patiriančių. Ta patirtis niekam nepriklauso. Ir jeigu mes padarom kažkokią nesąmonę, tai kaip pasiekmė, ne? Tai bus sąlyga tam, kad kiltų gal kažkokia nemaloni patirtis, bet tai tik tiek. Tai niekam nepriklauso. Kol mes neturim to suvokimo, mes tai savinamės. Ir žinoma, kol mes neturim to suvokimo, mes galvojam, kad tai mums atsitinka. Ir žinoma, tokiu atveju mes nenorim, kad mums ateitų nenorimos, nemalonios patirtis, ne? Tai dėl to mes gyvenam turai. Dėl to mes kūrėme tas sąlygas, kurios neša malonės patirtis. Dėl to protas taip ir renkasi. Ne tam, kad kažkas po to, bet tiesiog iš paprasto supratimo yra veiksmai, kurie neša norimas pasekmes, yra veiksmai, kurias neša nenorimas pasekmes. Ir tai sąlygoja tai, kaip šita gamta virsta tą virsmą. Bet tik tai virsmas. Ir jeigu mes palyginsim šitą mažytį kūną su visa visata, kad ir kokias sąlygas mes kursime, ane? Saulė vis tiek už, nežinau, kažkiek ten bilijonų metų užges. Ką? Būtų įdomu, fine. Matai, yra įvairios pageidavimai, įvairios nuomonės to požiūrio. Bet mes galim bijoti ar nebijoti, ane? Kad šitas mikroskopinis aš, kad jam kažkas atsitiks, kad jis mirs, ane? Bet aš bijosiu ar nebijosiu, vis tiek, visa ta žmonija, vis tiek jinai pasibaigs anksčiau. Ir mes negalim pasipriešinti gamtai. Mes negalime jai pasipriešinti. Jeigu mes suvokiam ir priimam gamtą tiesiog tokią, kokia jinai yra, mes galim tikrai pilnai gyventi šioje akimirkoje. Ir matyti, kokios galimybės yra čia ir dabar. Kaip išgyventi galima tą akimirką. Pirmiausia. Nekuriant nereikalingo, kaip čia pavadinti, sunkumų. Pavyzdžiui, baimės. Tai kas išlaisvina, tai tiesiog teisingas supratimas. Bet kiek aš bekalbėčiau, ne?
sakykime, atsitinka kažkokia situacija. Nukrenta bomba. Sakyk, hipotetiškai. Ir kaip gamta suveikia, ne? Bet mūsų instinktai yra mūsų instinktai. Tai? Gerai, aš čia pasakiau bombą. Sakykime, aš einu, aš save netgi paimsiu. Ką aš be baimė? Aš nežinau. Turbūt baimė. Sakykime, einu aš kur nors ten naktį, ne, čia išeinu kažkur, ką žinau, poštę išėjau, aš nežinau, bet sakykime mane. Ir pajaučiu, kad kažkas už manęs eina. Naktį, nieko nėra, aplinkui nieko nėra. Tokia paprasta sąlyga, mano protas jau pradeda konstruoti, ne? Nes, tik to ten, jeigu tai briedžio, aš tai aš nebijau, bet jeigu tai žmogus. Aš prisimenu, žinok, aš kai gyvenau Ispanijoje, kalnuose viena. Ir ten buvo šernų, ten buvo laukinių ožių, ten buvo gyvačių. Ir visa tai visiškai, ta prasme, visiškai okei, jokių problemų. Bet jeigu aš pamatytų žmogų, tada aš liepdavausi. Aš tada tikrai mane kildavau, aš tikrai, kad tik nepastebėtų, pavyzdžiui, tokia mintis. Kad tik nepastebėtų, kad čia kažkas yra. Bet ten gyvūnai yra gyvūnai, ne? Tai labiausiai, ko bijai žmogaus. Kito. Bent jau mano patirtai tokia. Sakau, nereikia bombų. Tai klausimas tada. Dėl to, kad tai yra, giliai mumise, nes mes tas suvokimas gamtos tokios, kokia jinai yra, mes galim suvokti intelektualiai, ir čia viskas teisingai, kad čia sakai, čia make sense. Bet kai iš tiesų atsitinka situacija, mes matom, kad, įsikybimas tai yra. Tai ką tada daryti? Kilo baimė, ką tada daryti? Bingo. Gera mokinė. Nadežda jau pakankamai čia atvažinėja dažnai, kad žinotų visus atsakymus. Nieko, sakė, nereikia daryti. Nieko nedaryti. Tu žinai, pavyzdžiui, ten, kad širdis labai plaka. Tu žinai, bet tu nieko nebandai su to daryti. Tai yra tai, kaip tai yra. Ir tai pradeda prakaitę skirtis. Ten, kažką ten, kvepavimas padažnėti. Tai visą žinai. Ir mintis visokios. Okay. Bet ar aš galiu tiesiog leisti tam vykti? Ir pasirodo ten, nežinau, ten vaikas praėjo. Vaikas ten buvo iš vis ten. Jokio peilio jis neturėjo ten, ir nieko jis iš savęs nenorėjo, ten vaikas tas praėjo. Naktį. Maža, ką žinai, tie vaikai, padūkė vaikai mūsų laikais. Ar aš kažkada, kai dar studijavau, Mianmare studijavau universitete, aš ten eidavau. Šeštadienį, man atrodo, kai nebūdavo paskaitų, ar sekmadienį, šeštadienį, eidavau į kalnus, ten kalnas šalia buvo, ir, žodžiu, ten, gan toli, per kalną pereini, ir ten buvo tokia paslėpta ola. Ir man labai patikdavo ten, dieną tiesiog pamedituoti Mianmare. O ten buvo karinė bazė, žemiau nusileidus, ten karinė bazė, žodžiu. Bet ta ola taip paslėpta, aš eidavau viena ir nesukdavau savo galvos, dar kažkaip bandydavau padaryti, kad šunys iš paskos nesektų, kad niekas nepastebėtų, kad aš ten. Ir žodžiu. Ir savo leisdavau ten, daug kartų, tikrai daug, nesuskaičiuosiu, kiek kartų aš ten buvau. Ir vieną kartą aš, reiškias, sėdžiu savo, medituoju ir girdžiu balsai. Vyriški. Tai va, tai ir ta reakcija, natūraliai kyla iškart širdis plaka, iškart ten, tipo, ten kažką. Ir ką, atėjo žmonių, atėjo ten kažkam rodė irgi tą olą, žodžiu, ten keli žmonės, aš jau net neprisiminsiu, kiek ten vyru ar buvo moterų. Tai jie, žinokit, irgi buvo labai nustebę, mane pamatė. Lygiai taip pat.
puolė lankstytis ten, žinai, ant kelio, žinai, tipo, o, čia, žinai, valdoja, medituoja, tipo, oho. Tai buvo labai įdomi patirtis, na. Ir nereikia bijoti baimę. Mes galime jas patirti ir pamatyti, kad baimės irgi yra kažkas praeinančio. Kažkas praeinančio. Ir su kiekviena patirtim mes galim matyti, mes vieną kartą pamatėm, kad baimė kaip atėjo, taip išėjo. Ir kitą kartą jinai atėjo, nu tai, žinai, labas draugė, jau buvai pas mane, aš žinau, kad, žinai, tai užėjai, tai užėjai gerai. Žinau, kad tu išeisi. Man nebūtina iš karto, tipo, atėjo, žinai, bandyti visaip, kaip bandyti kažką daryti, kad padaryti, kad išeitų. Nes jeigu aš bandau tą baimę išgrūsti, iš tiesų aš tik tai laikau ją. Bet iš tiesų mokytis matyti tai, kaip praeinantį gamtos reiškinį, kuris kyla tam, kad praeitų. Kaip ir viskas, absoliučiai viskas. Bet damas praktikos metu, meditacijos metu, tas suvokimas, gamtos matymas toksai, kokia jinai yra, jisai gilėja. Tampa vis aiškiau. Ir baimė kyla vis mažiau. Tai instinktai savaime pradeda mažėti. Tai tiek, kiek jie sumažėjo valio, tiek, kiek nesumažėjo irgi valio. Tiesiog gimstanti ir mirštanti gamta. Gimstanti ir mirštanti gamta. Tai tiek gal apie baimės. Ar turit kokių komentarų, klausimų? Kas yra tada nesąlygota? Tai, kas neišreikšta. Kaip tai suvokti? Nesikabinti į tai, kas išreikšta. Nesikabinant į tai, nesisavinant, nesitapatinant su to, kas kyla ir nyksta. Ką reiškia, kai mes nesitapatinam? Nesitapatinam, mes nieko nedarom su tuo. Tai yra, sakykime, kūnas akivaizdu, gan kūną mes galime apmastyti, ir matyti, tikrai elementai ateina, išeina, kinta. Mes matom, kad tai yra gamtos dalis. Tai dar, čia nėra taip jau sudėtinga. Bet antra, labiau matyti, kad visa tai, kas kyla šito kūno pagrindu, visi jausmai, emocijos, mintis, viskas, tai yra praeinantis reiškiniai, tai nesu aš, tai nėra mano. Todėl man nebūtina nieko su to daryti. Man nebūtina bandyti tai tvarkyti. Aš galiu tiesiog tai žinoti ir leisti tam praeiti. Galiausiai, kai tai gali ateiti ir išeiti laisvai, nevaržomai, pasirodo aišku, kad netgi tai, kas žino visą tai, kas stebi visą tai, tai lygiai taip pat ateina ir išeina, ateina ir išeina. Ir tada lieka tik tai viena gamta. Viena gamta. Nebėra skirstimo. Nes bet koks tvarkymas, noras tvarkyti ar noras stebėti, jis kyla iš neišmanimo ir manimo, kad čia esu aš, čia yra mano protas ir su to reikia daryti kažką. Bet matyti tai tiesiog kaip praeinantį reiškinį, kuris kyla ir nyksta. Tiesiog žinoti, nesipriešinti ir nesekti iš paskos taip pat. Tai nereiškia, kad bet kokį impulsą mes įgyvendinam, nes kai mes impulsą įgyvendinam, mes jau tapom to impulsu, kuris mumise kyla. Bet tiesiog žinoti. Galiausiai netgi tą žinantį mes pamatom, kad tai yra taip pat kažkas, kas kyla ir nyksta. Ne tai, kad mes pamatom, tas pats žinantysis pamato save kaip kažką, kas kyla ir nyksta. Ir tada nebėra jokios ribos tarp nieko. Yra tik tai viena gamta, kurioje viskas kyla ir nyksta. Vienodai. Ir tada ta neišreikšta gamta tampa juntama kaip ramybė, kaip tyla, kuri nepriklauso nuo to, kas kyla ir nyksta ir kaip kyla ir nyksta. Ramybė ir tyla, tiesa, kaip, kuri nėra sąlygota ir nėra dėl to, kad, pavyzdžiui, mes čia ilgai pasidėjom
ten valandą pasidėjom, viskas nurimo. Nieko nebeliko. Jinai nėra dėl to. Nes jinai yra nepriklausoma nuo to, kas vyksta sąlygų tam lygmenį. Nepriklausoma nuo to, kaip ten vėjas daro, nedaro, kaip ten bežionė mūsų galvoje, ką daro, nedaro. Nu tai yra, jeigu nieks į bežionės nesikabina, tai juntama. Nes nėra nieko, kas galėtų būti paveiktas. Tai niekam nepriklauso. Teoriškai. Ne, labai praktiškai, kad tas pavyksta, kad tas sukumosime, kaip pavyksta. Ir labai sunku paaiškinti kitam žmogui, kas vyks. Nes tai nėra kažkas padaroma. Tai nėra kažkas padaroma, tai tiesiog atsitinka. Dėl to, kad tai ne iš aš. Todėl kaip tu gali paaiškinti? Ane? Tai tiesiog atsitinka. Arba ne? Bet kokiu atveju tai yra, tai dėl to. Būna, kad lauki šitą, kad atsitiktų kitame žmoguje. Ir nematai, kad yra aš, kuris laukia. Ne? Matai, tada jau negali patirti, ar galvoji, Ar dar yra klausimų? Man iškip taip į pabaigą susisuko, nes pirmoji pusėje aš girdėjau, nereikia bijoti mirties, nes viskas laikina, nyks. O paskui nereikia bijoti baimės. Čia aš papasakoju tau teorinę dalį, ne? Kaip išsilaisviname iš visų baimių. Per tą matymą. Bet sakau, tas matymas, kiek iš tiesų mes tai tiesioginiai savo širdimi esame patyrę ir pamatę, tai nebūtinai tai yra tas pats, kiek aš išgirdau ar perskaičiau, kiek aš intelektualiai suprantu. Ane? Tai kol tas suvokimas nėra visiškas širdimi, tai natūraliai, kad bus sąlygos, kada baimė kils. Nes vis dar yra įsikipta ir tapatinamasi su kažkokiu šitos būties aspektu. Tai tada klausimas, tai jau kilo ta baimė, tai ką tada, ką daryti ar nedaryti. Ir mes išsiaiškinom, kad nieko nedaryti. Nežinai, teorija yra gerai ir gera žinoti visą paveikslą ir reikėtų žinoti visą paveikslą, bet, įgyvendinimas tai nėra. Bet neįsikabinti. Į ką? Į nieką neįsikabinti. Ne, nieką neįsikabinti. Ne, įsikabinti, bet koks įsikibimas kančia. Ar turit klausimų, Tadai? Gal ne? Galima klausti. Žinoma. Su tais 4 elementais, kaip ir aišku. O, sakykime, psichiniai reiškiniai priskiriami žmogui. Tai iš kokių elementų, būtent mintis, arba ten nuojauta, dar kažkokie dalykai. Grinai psichiniai reiškiniai iš kokių elementų. Buda analizavo, yra įvairūs analizės būdai. Vienas iš tų būdų tai yra analizuojama kūnas, jausmo tonas, atpažinimas, ketinimai ir sąmonė. Čia yra tik tai vienas. Čia vienas iš klasifikacijos būdų. Nes ir netgi elementus irgi, kūnas suskaldo elementus, taigi irgi tai yra tiesiog analizės būdas, tai yra pyrago supjaustimo būdas. Yeah. Minčių turiniai, man aišku, iš kur atsiranda, bet pats minties reiškinys, kad yra mintis, nebūtinai mano, bet yra mintis, bet iš ko jinai, kaip aš galiu ją matyti, aš galiu stebėti, aš galiu ten, matyti, kaip jinai ne mano, bet kas tas yra ten? Tu nori, matai, tu nori pačiupinėti, ne?
Nu, tu rodai, tu nori pačiupinėti, ne? Aš kodėl su turiniais, tai kaip ir aišku, aš kažkada dalinausi. Turiniai minčių, tai ten. Bet vat, tas nesusitapatinimas su tą mintim. Nadežda sakė, nieko nedaryk. Tai aš turiu patirties, kai aš vat, su tokiu požiūriu vos galų neatidaviau. Ai, praeis, nieko nereikia. Ir galvau, privarysiu nuskausminu, užmigsiu ryte, viskas bus gerai. Tai man reikėjo imtis veiksmų. Tai vat kaip, vat tas pati mintis apie intuiciją, vat aš girdėjau tą paaiškinimą. Tai vat pati mintis, jinai iš ko susideda, kada man reikėtų jos klausyti, kada man tiesiog nieko nedaryti. Jinai mane skatina mintis kažką daryti, nu nieko nedaryti. Lygiai tas pats su baime. Baime neretai būna labai geras įrankis. Vieną aš nereaguoju, kitą reaguoju. Bet vat ką daryti su tą mintim, kada, noriu pačiupinėti. Mokykis. Iš patirties. Čia nėra kažkas, kur tau kas nors atsakys. Bet tu mokosi pats iš patirties, tavo protas mokosi pats iš patirties, iš tiesioginės patirties, iš sąmoningumo. Kad jeigu paimi tokios rūšies mintį, tai tada tai jaučiasi taip. Jeigu paimi tokios rūšies mintį, tai jaučiasi taip. Tu mokosi iš patirties. Bet čia jau elementai tegul. Ta prasme, čia jau per kūno analizę. Ta prasme, ten malonu, nemalonu, neutralu, ten viskas okei su to. Bet pati mintis, kas yra mintis? Kas yra psichinis žmogaus reiškinys. Nu ir kaip viskas, ką aš to pasakysiu, bus žodis. Tai apie elementus irgi yra. Bet elementus tu gali pačiupinėti, bet viską, ką aš to pasakysiu, tai bus tik tai, mintis yra žodžiai. Okay? Ta prasme, ar vaizdiniai, okay, ar aš nežinau, kaip tu mastai. Tai bus tik tai žodžiai. Sveikatos fakultete nagrinėjame, reiškia paprastai. Fiziologija, psichologija, psichosomatika. Tai visai gražiai gaunas ta psichosomatika, kai žmogus iškiai aukščiau yra ne tik už fiziologiją, ir psichologiją, tai jis tada gaudosi, yra dar tų elementų. Tai gali pasiaiškinti, bet tada giliau lendi. Nes tai, kad tu patirsi iš savo patirties, kai tu žvelgi į mintį, tai yra tai, kad tu patiri. Tai, ką aš tau pasakysiu kažkokį žodį, žodžiai, mintis yra žodžiai. Ar vaizdiniai, tai priklauso nuo to. Paprastai tai yra arba žodžiai, arba vaizdiniai. Jeigu žmogus kurčias ir nebylus, tai yra kurčias, nebylus ir aklas, jisai neturi minčių. Tai nėra. Tai ir su tokiu žmogum reikia pasikalbėti. Tai va. Tai vis. Ir dar apie mirties baimę. Man kažkaip kilo mintis, kad yra žmonių, kurie bijo mirti, yra žmonių, kurie bijo gyventi. Ir pasirenka mirti. Bet dauguma žmonių taip ir gyvena. Bijodami mirti ir bijodami gyventi. Dauguma, čia nėra, kad yra žmonių, ir dauguma žmonių taip ir gyvena. Čia mums kažkaip panaši mintis, nes aš turėjau mintį, bet išgirdau atsakymą, nes man tokia mintis buvo, kad mirties baimė, kurią aš turiu, sulaiko mane nuo savižudybės. Bet tada aš pagalvoju, jeigu aš galvoju, kad noriu nusižudyti, bet tipo bijau mirties, tai reiškia, aš nenoriu mirti. Reiškia, aš nenoriu nusižudyti. Bloga, ką. Tai ar nori ar nenori? Sveiką klausdavau, aš dirbau jaunimo linijai ir aš klausdavau, sakau, jeigu tavo gyvenimas būtų fainas ir tu nekentėtum, tu norėtum norėti. Nes, sakau, davai susitariu, kad tu nenori mirti. Tu tik nori, kad tau nebūtų sunku. Nes doras savižudis nežino, kad kančia yra baisiau už mirtį. Doras savižudis. Kalbant apie tai, dabar kažkaip Augio žodžiai apie psichiką užsisuko, kad būna tas
žmonėm, kurie turi tikslą, žino, kad jie nužudys, jie sugalvoja kur, kada ir kaip. O yra, turbūt yra tokių psichikos reiškinių, žmogus tiesiog jisai nebevaldo savo minčių ir tiesiog iš kažkokio impulso taip daro. Tai turbūt su to, kuris iš impulso padaro, jis ir nepaskambins, nes jis pats nežino, kada tas impulsas atsitikti. Tai dabar garžuose susidegino vyras, kur Martiname girdėt. Tai čia buvo prieš savaitę, kai mes buvom Nidoj. Tai žinau. Pasakyk trumpai. Kokia pasirinkti, nemirti toks spaudas. Kas buvo? Žmogus susidegino, aš nežinau, prieš kažkiek metai susidegino, ne, ten, bet jį išgelbėjo, ten, tipo, daug operacijų, ten viską tėvai pardavė, ten, tiek aš girdėjau, aš nežinau, ten, kad tik tai, žodžiu, kad jisai išgyventų ir taip toliau, ir vat, prieš savaitę jis antrą kartą vis tiek susidegino, ir jau susidegino, visiškai jau susidegino. Kodėl pasirinkti tokią mirtį? O mes nežinom. Jis buvo gyvas šaukas, jis turėjo būti. Mes nežinom, mes matom tik tai šitą gyvenimą, mes nežinom. Ar turi dar klausimų? Iškai buvo taip sunku, kad net nebuvo baisus fizinis skausmas. Ar turi dar klausimų, galėsi tęsti po to? Gerai.